Sveiki, pradėsime 5-ąjį drono simuliatorių bandymų įrašą. Taigi, liko 3, dar porą čia nėra simuliatorių, bet realiai dabar šitus 3 pabandysim apimti. Tai pradėkime nuo lėviausio DRL simuliatoriaus ir žiūrim, kas jame gero, kas jame blogo. Jeigu turite minčių, pasiūlymų, ką galima būtų išbandyti, palyginti ir taip toliau, rašykite komentarus. Gerai, jų filmukas yra tikrai fainas. Start offline. Dabar nepamenu, ar jie leidžia ar ne online skraidyti. Iš to, kad neina prisijungti, spėju atjungia. Gerai, skip. Gerai, garsą sumažinam. Come on, sumažinam. Gerai. Please calibrate. Tai pirmas dalykas, ką reikia pasidaryti, kaip visada prisijungus į simuliatorių, tai yra susikalibruoti pultą, kad stikų inputai būtų nuskaitomi teisingai. Start calibration. Nieko nedaro, išsilyginam stikus. Keep stick centered. Ne, biški. Back, quick calibration, calibrate. Jeigu neteisingai sujudinat, neteisinga tvarka sujudinat stikus, tada tikėtina, kad ne tie stikai, ne tiems veiksmams bus priskirti ir tada turėsit žaist, kad priskirti teisingai. Dabar va, gerai. Ok. Dar galim būtų šitos, bet gerai bus ir jų. Restart switch. Atzin. Apseisim. Gerai, šitie dalykai tvarkoj, save, input jam, channel selection, pasižiūrėjom, ką gero čia turim. Kol kas nemato, daugiau 4 kanalų. Nu, apseisim tada. Gerai, yra visokių
turnamentų ir taip toliau. Yes. Žiūrim, ar jisai leis online režimą ar ne. Pasileido, nice. Ai, dar ne. Apačioje rašo initializing, vadinasi, dar tik tai pradeda jungiasi ir panašiai. Tai klausimas, ar jie yra aktyvavę savo serverius, ar eina žmonėms jungtis. Šiaip šmaikštu, kad savo pagrindinę nuotraukoje jie rodo savo fancy racing skirtą droniuką su 2 kamerom, kur didžioji kamera yra Osmo Actionas, kuris ten tas mažiukas kubas. Kai belenktyniaujant niekas nededa tokių kamerų dėl bereikalingo svorio. Tada doronas, kad tampa lėtesnis ir greičiau baterkį išsikrauna, negali tiek spausti. Žodžiu, kaip matom, online'as neveikia. Tai keista, kad jie tą savo online'ą taip išsipromenė, kad gali lenktyniauti su žmonėm. Matyt, reikia kažkur kažką servą pasikurti ir taip toliau. Skip. Gerai, garsai išjungti. Pradėkime nuo apsižiūrėjimo. Tai yra fly hours, droniukai kokie. Visokiausių. Gerai. Aš pats šiaip turiu Flosą 4S. Jis mano toks yra ale skraidymui, lenktyniavimui, edukacijai skirtas. Player data, gender. Tarkim, discard. Gerai, grįžkime į home ir yes, Air Force Workbench. Ok. Air Force. Turnamentai. Community training. Yes, Air Force race tracks. Ok. Pabandom. Nu, tai kaip man čia pabandyti dabar. Tai kas čia per Air Force'as, jeigu neina bandyti? Store. Nu, žiūrim. Fizikos. Dėsnių bandymai. Pasižiūrėkime, kokia čia situacija. Taip pat reiktų pasižiūrėti grafikas. Ar geriausių. Textures low. Come on. Ai. Šitaip. Jo. Ultra. Jo. Okay. Gerai, žiūrim, ką turim. Kaip man dabar klausimas dar kameros kampą pasikeisti. Edit zone. Elementarus kameros kampo pasikeitimas, kas dažniausiai kituose simuliatoriuose tiesiog su rodyklėmis aukštyn žemyn. Čia turėjo eiti ir ieškoti nesąmonę. Nu, tarkim, biškį pasitrauk. Čia va, taip.
Gerai. Tai kodėl tu neveikia? What the hell? Calibration. Calibrate. Jau kalibravau jį, ką? Bet matomai. Faina, kai šitas animacijas pasidaro. Tarkim, užteks. Skip. Gerai, save. Kiek dabar rodysi kanalą? 4 ar 5. Ai, rodo daugiau. Čia galim padaryti reset. Šiaip čia 9 kanalas. Tik nematau, kad būtų kažką skaitytų. Tai ką, atjungiam tada. Gerai, save. Back. Gerai, galim skraidyti pagaliau. Kameros kampo pasitaisyti nelabai galim kol kas. Gerai, žiūrim, ką turim. Koks jisai lengvas. Jaučiasi, kad koks 4S, nes galios biškai nėra daug. Va, neina ištraukti. Nu. Ką aš darau, tai realiai tiesiog krentu kaip plytą ir pažemiui duodu gazą dugną ir žiūriu, kaip jisai ištraukia, neištraukia. Čia kaip mašinė, spaustum gazą dugną ir žiūrėtum, kaip jinai reaguoja. Ar jinai po biškį skrend, biškį važiuoja, ar jinai kaip elektromobilis. Šiaip, nežinau, čia reitai, ar čia pats dronas, bet va, tarkim, šonų judinimas, tai visiškai nesąmonė. Nu, come on, čia gal eina pasikoreguoti. Nes čia tai, va, kamera dėl 30. Nu, kiam 5 pasidaro. Šiaip keista, kad 30 čia atrodė kokia 15. Gerai, grįžtam prie šitų. Change drones. Edit drone. Gerai, pasižiūrėjom, kas čia yra padaryta. Pradėkime nuo to private, trustas tiek, wait tiek, top speed 173. Dragas ir pant, props. Jo, 4S įdėtas į... Gal nežaisim, nors gal pabandom biškį ką nors. O, kiek čia tų biškį šitą reiks patraukti, kad
matyčiau, kas kur. Kas čia gero. Šiaip tai ir 4S tikrai gali būti pakankamai greitas. Tai dabar klausimas, kokį čia reitai sudėti. Controller sensitivity. Davai kišam high. Ir nesukam galvos. Va. Dabar tai. O dabar tai čia ir lenktyninis dronas. Tai gal tas high biškį nesąmonė. Geriau medium tada. Dabar kodėl yra svarbu mokintis ant didelių šitų reitų. Tai paprasčiausiai, kuo didesnių reitų išmoksit, tuo geriau pradėsit jaust, kiek ko duodat gazo. Realiai pats jautrumas pas jūs atsiras pirštuose. Lavinsit, žinosit, pavyzdžiui, nuspaudėt milimetrą ar ne. Gerai, žiūrim, kas čia su atsitrenkimais yra. Puf. Visiškai nėra jokio bounce backo. Jis tiesiog prilimpa prie sienos. Nu, fizikų nėra. Gerai, varom pasižiūrėti, kas čia dar gero. Prop vašas atrodo įkištas. Visiškai nėra normalių fizikų su krešais. Tas yra biškį nesąmonė, nes šiaip negalėtum treniruotis, mokintis to, kai atsitrenkė, susistabilizuoti. Kai išmokstat skraidyt akro bazinių įgūdžių, rekomenduoju išmokti šitų dalykų, kada pasiėmut apie kokį nors objektą ir mokinatės Lakiam 5 ir taip kažkaip keistai čia man. Labai jau šiek keistai skrenda. Toks labai floaty. To svorio visiškai nesijaučia. Gerai, pabandom dar biškį sensitivity, tarkim, low. Back. Kas geras low. Čia visai normaliai. Susiraskit savo mėgamus reitus, kurie būtų pakankamai jautrus, bet jums būtų kaip čia, angliškai comfortable. Tiesiog jums būtų patogu skraidyti. Gerai, čia krešams fizikų visiškai nėra. Plius keista, kad ant kem 5 laipsnių aš taip lėtai galiu skraidyti.
Nes čia turėtų būti lakstymas jau. Tai kameros kampas jaučiasi, lyg būtų koks 20. Pats skraidimas toks savotiškas labai. Gerai, pasižiūrim, kas gero čia su vandenį. What? Kaip ant žemės. Ok. Su medžiais koližinių tikrai nebus. Čia dar kažkokia trasa. Dabar, jeigu bus kas atkreips dėmesį ir kils klausimas, kas tas yra 6S, 4S ir taip toliau, tai čia voltažas. Čia yra šitas modelis 4S, bet šiaip realybėje, atsijungia. Ok. Realybėje jis yra tikrai pakankamai geras lenktyniavimui. Tai reiškia, kad baterijas pigesnės galėsit pirkti negu 6S. Iki kol pramoksit profesionaliai lenktyniauti, jums 4S bus perakis. No. Labai jau flauti tas dronas, toks atrodo lengvas, kaip pūkas koks. Pūkas su motoru. Gerai, tai čia yra tiesiog šiaip lakstymas. Čia bežaisdamas gali bandyti išgauti tą realistiškumą. Nu jo, čia jau štuka 3, 16, 7, speed. Galysime šitą dar. Kaip įdomi. Dabar galit matyti, kaip valdau droną. Kada duodu gazą dugne. Vienas iš smagesnių dalykų, ką galima išmokti, tai skraidimas apsivertus. Orbitavimas apsivertus. Nesakyčiau, kad čia baisiai realistiška. Matyt, reikėtų praleisti ne 1 valandą žaidžiant su kintamaisiais ir tada galbūt pavyktų išgauti to realistiškumo daugiau. Damage off. O kaip padaryti, kad būtų on? Ok. Gerai. Jis dabar išjungia jį. Gerai, grįžtam prie
Flop. Ir einam kokią nors trasą paskraidyti. Žiūrim, ką gero čia galim nuveikt. Neįdomu. Kamadželo DRL Pilot. Galima savo treką susidėt. Train. O tai kur dabar? Tu neišsisaugai nieko? What? Kažkokia nesąmonė. Gal jeigu prisijungtų prie online'o. Nu, come on. Man atrodo, serverį neįjungti, todėl jisai nieko nedaro. Keista. Gerai, elementarios lenktynės. Čia šito simuliatoriaus vienintelė paskirtis lenktynės. Va. Circus Sala, Search and Destroy. O, Search and Destroy yra. Ok. Yra, bet nėra. Alright, challenge yourself. Come on, ta prasme. Tarkim. Tarkim. Ir niekas neveikia, nes jisai nesugeba kontrolerio išsisaugot. Smagu. Calibration, calibrate. Lygiai. Dabar šitas judinimas ratu, tai jis reikalingas tam, kad pamatytų kiek yra, tas, kaip čia, judinimas ratu reikalingas, kad stikas būtų paraidytų maksimum savo, kiek praeina, kiek fiziškai gali, ir kad būtų priskirta tas reikšmė, nes realiai tas aukštyn žemyn, per vidurį tarkim 0, į viršų 100, žemyn -100. Tai tas tiesiog reikšmės, kad priskirti teisingai. Reset neįdomu, užseivinam. Ką čia gero turim. Taip, tu visiškai nieko neišsisaugai. Lowest. Ok.
Tai galima būtų ir kampą biškį pasididinti. Reikia bent jau ant lovų. Au. Gerai. Įlendi čia. Tada šonas. Kažkur čia. Kitas kambarys. Čia. Susipažįstu su žemėlapiu, tai neskrendu ant greičio, skrendu realiai tiesiog, kad įsimint, kur lėkt. Nes kai yra pati pradžia, tai tau reikia susidaryti mintyse žemėlapį, kur reikia skrist. Va čia, kas toliau? Tipo iš čia varom į šitą į viršų. Come on. Kur toliau? Išlendi posūkis. Tiesioji. Posūkis. Aha. Daivinam priekį. Okay. Ir tipo viskas. Okay. Šiaip keista, kad, tarkim, modelyje VTX antenos šitos, jos yra tokia pozicija, nes šiaip nieks jų taip nestato. Jas statai ne taip, o statai taip, kad jos būtų kaip čia, kai tarkim yra ta antena ir šitas bumbuliukas, tai jos omni kaip burbulas varo signalą, tai jas taip kryžiuoja, kad paprasčiausiai didesnį plotą apimtų signalo pasiskleidimas, ar kaip čia. Vat. Gerai. Varom. Čia. Au. Gerai, normaliai įkrentam. Šitą tai man reikia pasimokyti normalų daivą į kubą, nes jau seniai to nedariau. Tai. Plius. Kai pramoksti daivint ant kokio 25-30 laipsnių, pasikeiti kampą ir tas daivas tada biškai kitoks tampa. Kitaip turi įkresti. Tai. Bandai. Blemba, kritimo, atsidaužimo fizikos, tai čia tragiškos. Gerai, tenais posūkis iš karto. Prilimpi prie kliūtės, what the fuck. Gerai, varam.
siūlau tikrai simuliatoriuje, kas čia darosi, kas čia kaip yra tie kamuoliukai medžiaginiai, kur meti į sieną ir prilimpa. Tai atrodo, kad tas dronas toks medžiaginis. O, sudužo. Nuskėliau kamerą ir dar 2 armus. Nice. Nu, nežinau, čia 90% dalykų nepasiekiama, online'as neveikia, smūgių fizikos tragiškos, pačio drono skrydžio fizikos, nu, matosi, yra įdėta darbo, bet matomai, tipo, pasijung fizikas ir pats susikurk tą visą realybę, tai čia toks maždaug come on guys. Biški nesąmonė, kad yra skirtingų dronų, tarkim pasiėmėm pabandyti tą nevupą. Solar Race'as, Lever Maps, tą patį. Tarkim, pasimažinam pro, tarkim. Kadangi pats turiu tokį flosą 4S ant sienos kabo, ir su juo esu tikrai pakankamai nemažai praskraidęs. Nu, nėra daug lyginant su normaliais FPV pilotais, kurie lenktyniauja non-stopu. Aš labiau komercinis pilotas. Tai, nu, atskraidęs savo tiesiog. Tai galiu sakyti, kad tikrai netitinka skrydžio fizikos. Dabar Tiny Whoopo. Gerai, dabar padarysim high. Ir ką turėsim? Ar galim kažką padaryti, kad sulaužyt droną? Tai yra užpušint motorus, dar ką nors. Bateriją išdrožti. Šiaip ant šito labai high yra visai neblogai treniruotis su pirštais, nes labai svarbu, kad pilotas gebėtų prisitaikyti prie to jautrumo, net jeigu tai yra labai didelis jautrumas, perdėtas, neteisingas, nekoreguotas, netaisytas. Nes prisitaikai, po to pajauti, kad tu, nu, tarkim, prastai pasitaisai. Tai čia viena iš pamokų tikrai gerų. Nu, mano akimis realybės visiškai neatitinka. Ir laiko gaišti nelabai verta. Bet dar pažiūrėsim, kas čia dar gero. Train. Onboard missions. Gerai, pabandom missions. Basics behind, davai pro. Kas čia per? Gerai, start. Nu, Dzeusai, nori tu paskraidyti? Aš pažiūrėsiu, kaip tu skraidai, o tu skraidysi. Nu, tu labai arti čia atsigulęs. Gerai. Žiūrim, ką turim. Gerai, tarkim. Taigi, kaip suprantam, per čia. Nu. Ok. Kas toliau? Countdownas. O. Balionų daužimas. Bet kai jis tragiškai juda.
Pala, čia net ne akro, čia level modas. Ok. Come on. Čia kažkoks sulūžęs level modas. Labai jau užnemetuota. Gerai, kas čia dar? Ar čia irgi reikia daužyti, ar čia, vat. Ką čia daryti? Gal čia kažkur ieškot kažko. Come on. Nu, realybės tai čia nesitikėkit. Filmukai gražus, matosi padirbėta ties jais, bet realybės tai čia visiškai nėra. Gerai, žiūrim, ką turim. O, car slotas šitas. Car parkingas. O čia irgi ne balionai. Tai ką su jais veikt? No idea. Ok. Gerai, ačiū, tiek ir tai reikėjo. Bullshit. Exit the game. Ai. Patys matėt komentarų, manau, kad labai daug ir nereikia. Skiriu poziciją lievę, nes fizikos nėra geros. Daugybė dalykų nepasiekiama. Žodžiu, pats simuliatorius nesiūlau jo pirkti. Išmesit pinigus tik tai. Dabar Firehawkas. Šitas tai yra geras. Ir jį čia jungiu dabar ne tai, kad pabandyt, jį čia dabar jungiu parodyti, kodėl jisai geras. Man asmeniškai jisai labai patiko. Muzikytė tokia visai faina. Graphics. Pas mane čia viskas taip. Gameplay. Autofire FPV only. Galima dabar čia nusistatyti, kad šaudytų dronas arba automatiškai, arba per mygtuką. Aš pasidaręs automatiškai, nes taip tu gali ant mygtuko tą visą šaudymą varyti, bet kai tu turi automatiškai, tai reiškia, kad tu turi nusitaikyti taikinį ir tam tikrą laiko tarpą, beskrisdamas, bemanevruodamas, išlaikyti savo taikinuką ant taikinio nutaikytą. Tai reiškia, kad tu turi atlikti kažkokį manevrą, kol tu dar žiūri tą savo taikinį, išlaikai jį savo ten taikinuko centre. Tai šitas dalykas tikrai reikalauja įgūdžių. Ir juos čia tu gali, kaip čia, gerinti. Dabar tutorialą praskipinau,
patys galite pasibandyti, jeigu patiks. Free roamas neįdomu, time trials neįdomu, survival ir roguelike yra įdomiausia. Tai survival, tarkim, pasiemu survival, pirmas mapas, pasiemu. Tai pasijungia, kaip ir visuose simuliatoriuose, susikalibruoti pultą. Gerai, čia dabar, žodžiu, pati esmė šito simuliatoriaus, tai tu turi droną, su kuriuo tu skrendi ir šaudai priešus. Tai Spark Machine Gun, Heavy Machine Gun, Shotgunas, nemėgstu shotgunų, Electric nelabai, Heavy Machine Gunas. Ačiū. Ok. O, jau į mane kala. Ok. Gerai. Gerai, reiktų pasitylinti, nes čia garsas. Back, resume. Žodžiu, varnėjom ir šaudom. Tai kaip matot, man reikia užvedinėti. Su vienais ilgiau reikia dar palaikyti, su kitais trumpiau. Kažkur čia mačiau dar kažkas. Press button 0, kad kažką užsimest. Gerai, ištaškiam visus. Gerai, aš button 0 pasidaręs Enter. Žodžiu, su kiekviena veivu tu čia gali pasirinkti, ką tu nori gauti papildomai. Gali pasitaisyti droną, ten dasidėti HP, gali kažką prisidėti, tai tarkim Weapon Energy, čia papildomas kelias kažkoks tai. Gerai. Dabar, jeigu nori skraidyti greitai, pasikeli kameros kampą, kas yra logiška, tokiu būdu tu gali labai gerai išvengti priešų ugnies. Bet tada tau bus sunkiau pataikyti į kažką, kas yra žemai, arti. Tai va, galima būtų pasimažinti šiek tiek greitus. Controls. Ne, čia rates. Būtų nice, jeigu eitų tiesiog presetais pasidaryti. Dabar tu turi čia šiaip pradžiai Expo pasidalinsim biškį. Kur? Javas, pečas, rolas.
Okay. Dar. Užsimetam kažką dar. Šitų, kur nuo mygtuko aktyvuojami, aš nededu. Kažkaip neprireikia jų. Pagrinde arba ginklai, arba gyvybės, arba energy regenas. Tai šiuo atveju turim lazer. Nežinau, lazerį man nelabai. Tai geriau regenas. Ginklų neima, nes jeigu kokį nors geresnį pasiūlo, tai tada išmetinėjai tada juos tiesiog. Šitie raudoni, kaip matot, sprogimo bangos. Gerai, čia jau reikia didinti kameros kampą ir na, tik čia. Koks kamikadzė? Turėk. Tada čia dar galima pasimti papildomų atributų. Vėlgi čia dar turiu išsirinkti taikinius. Maždaug ką pirmą noriu numušti. Kuo didesniu atakos kampu skrendi ir reitais, tuo tave sunkiau pagauti. Gerai, šaunam kokią saugią vietą. Increase auto target speed, float explosive rocket launcher. Gal pasiimam rocket launcherį. Ok, žiūrim, ką turim. O. Skrendant pažemiui. O, reikia dar priprast prie atributų pačio lėktuvo. Skrendant pažemiui gauni šiek tiek daugiau damage'o daryti. Homing missiles. Ok, šitas viso nieko. Gerai. Tai žodžiu, kuo didesnis tavo atakos kampas, tai kamera pakelta, tuo greičiau skraidai, greit skrisdamas. That's it. Come on, easy. Micro lock missiles.
Tai žodžiu, kuo greičiau skraidai, tuo tave rečiau pataiko. Bam. Ir čia beskrendant turi skraidyti protingai. Tai reiškia nebele kaip, nes kartais ir greičio neužtenka. Kaip per Star Warsus. Biški. Okay. Kas toliau? Beamas, Ančiagenas. Kur čia mačiau? Ir čia, žodžiu, skraidai ir šaudai. Dabar šitą simuliatorių žiauriai rekomenduoju, nes ant jo mokinsitės daug greičiau negu ant bet kurio kito simuliatoriaus. Nes, kaip matot, čia pakankamai greitai turi reaguoti, nemiegot. Lazerį nusiemam. Kuo greičiau nusitaikai, tuo geriau. Žodžiu, čia yra tikrai žiauriai geras. Maždaug leki, planuoji, šaudai, strategijas dėlioji ir labai pakankamai greitai mokaisi. Tai čia, sakyčiau, insanely geras. Okay. Tai pats principas čia realiai toks ir yra. Daužai šitas taikinius ir kišiesi upgrade'us. Ir stengiasi kuo ilgiau išgyventi. Dabar, pavyzdžiui, tarkim, taip paprastai imti ir varyti head on. Turėčiau gasų dugnu varyti. Biški neprotinga, tai galima būtų kažką va taip va. Jo, kažką va taip atvaryti ir peekaboo. Pašaudai, atsitraukia, pašaudai, atsitraukia. Bam. Easy.
Geri ginklai. Geras kombo. Energy regen. O. Čia dar šitas tavo laivas pasirodė, kur gali įskrist ir jis pasimtų upgrade'ų už taškus. Ką turi padaryti, tai įskristi į jo vidų. Pakankamai arti priartėti. Okay. Kiek aš čia turiu 2 štukos. Nu, būtų gerai daugiau aš paturėt. Tikrai būtų gerai. Toliau. Weapon energy irgi šiaip geras dalykas, bet šitas rocket launcheris irgi super dabar būtų. Shannon and energy. Okay. Gerai. Dabar turim aš padaugiau. Ir. Galim varyt, daužyt. Ai, tiesa, gal pasiseks. Ir gausim kai ką norėčiau parodyti. Ne, vis dar negausim. Taigi, jie čia nori daužyti mane. Come on. Pasimažinus kameros kampą, toks iš arti šaudymas daug lengvesnis. Oi. Biškį gavau. Va, taip va. Ir čia yra šiaip nemažai tų mapų.
Tau skaudėjo. Nu va, šaudžiau tavo ginklus. Gerai, atsiričardžinam. Čia gali šiaip praktikuotis visokius triukus. O. Čia tipo kaip bosas buvo. Ok. Na, nežinau, čia nieko gero nematau. Bent jau vėlgi savo stilių tam tikrą skraidimą turiu, tai vienokias kombinacijas naudoju. Kitiem gal būtų ten turetai, shotgunai ir taip toliau smagiau. Kort. Va. Ar pastebit tą, kad turi nusitaikyti ir išlaikyti. Tai va, tas man čia labai patinka ant šito. Tai va. Tada yra kitokių žemėlapių, yra šitų visokių dalykų, kuriuos gadžetų ir taip toliau. Tai iš esmės tu tiesiog varai per misijas grindini ir tokiu būdu tu keliesi savo kaip piloto įgūdžius. Tai mano akimis čia yra tikrai vienas iš šiuo metu geriausių skraidimo simuliatorių, kur tu gali šaudyt ir mokintis ir realiai gerinti savo įgūdžius pilotavimo. Tai Firehawką aš dėčiau prie must have. Jo, Firehawkas yra žiauriai geras. Ok, tripas. Tripo dar nesu bandęs, jau matau yra apie valandą laiko. Tai. Du simuliatorius praėjom, vienas buvo žiauriai lievas, kitas buvo žiauriai geras. Pasiliekam tripą, Velocity Drone'ą ir jeigu pavyks dar didžiausią simuliatorių kitam filmukui.
Tai ką, tikiuosi patiko, tikiuosi kažką sužinojot produktyvaus, informatyvaus ir šiaip naudingo. Tai ką, iki kito karto.